Sveiki. O, sveika. Sveiki, labai džiaugiuosi, kad prisijungėte į šį mūsų gyvą pokalbį. Šiandien kalbėsim apie drąsą, netilpti vienoje dėžutėje, apie drąsą leisti savo bandyti, augti ir būti įvairiomis. Šiandienos mano pašnekovė Galina, numerologė, moteris, kuri leidžia savo eiti keliomis kryptimis, neprarandant savęs ir savo spalvų. Tai nebus pokalbis apie atsisakyti kažko, mesti, tai bus pokalbis apie leidimą savo plėstis. Taigi labai malonu, Galina, kad sutikai pasikalbėti. Ir gal gali papasakoti, ką veikei iki to laiko, kol tavo gyvenime atsirado numerologija. Kuo tuo metu tu gyvenai? Labas, Kuo užsiėmei? Kokia graži tavo šypsena, kaip malonu tave žiūrėti nuo pat ryto. Iki kol atsirado numerologija, iš tikrųjų aš esu labai daug išbandžius. Aš esu dirbusi ir baristė, ir padavėja, ir administratorė viešbutyje, ir restorane esu dirbusi, ir paskui mokiausi logistikos, bandžiau logistikoje, bandžiau tokią virtuvę, iš tikrųjų tikriausiai net pusę darbų neatsimenu, bet tikrai labai daug esu išbandžiusi. Ir prieš atrandant numerologiją, aš jau dirbau kaip socialinio darbuotojo padėjėja integralioj pagalbai. Kodėl aš susidomėjau numerologiją? Dėl to, kad aš jutau, kad kažkur stringu ir negalėjau suprasti, kur. Čia iš tos serijos, kad visi iš šono gali tau pasakyti, o tu tai nesupranti, tu to nematai, yra kažkokia siena. Ir aš labai gerai atsimenu kovo 8-osios progą 2021 metais. Viena blogerė, numerologė, siūlė kursus, dar ir padarė ten tokią nuolaidą didelę, o aš dar svarsčiau imti ar neimti. Ir galvoju, investuosiu į save. Man būdavo nesuprantamas toks žinių investavimas, pinigais, į žinias, neapčiuopiamas dalykas, man tai būdavo nelabai suprantamas. Dėl to aš labai galvojau, verta, neverta, bet nusprendžiau, kad kai bus, tai bus. Tai jau per pirmas pamokas aš tiesiog negalėjau patikėti, kad skaičiai tikrai taip gali pasakyti apie žmones. Ir pirmas dalykas, kad apie save daug sužinojau. Aš būdavau gilioj, paslėptoj aukos pozicijoje. Ir man tik numerologija tai atskleidė. Ir taip aš ją ir atradau. Kai pradėjau nagrinėti save, dirbti su savim, kiti pradėjo klausinėti, pradėjau ir kitiems analizės daryti ir po truputį taip įsivažiavau. Tai kaip girdžiu, tai buvo pirmiausia ieškojimas savęs, atsakymų savo pačiai. Ir tai nebuvo tiesiog atsitiktinumas, kuris nukrito iš dangaus. Tikriausiai likimų buvo, aš net nežinau, kaip tai paaiškinti. Tiesiog ateina tam tikras laikotarpis, kai atsiranda tas įrankis, kuris būtent tau padės. Nes skaičiai man visat patikdavo nuo vaikystės rašyti tos skaičius, žiūrėti į juos. Aš jutau tą meilę jiems. Aš negaliu pasakyti, kad man patikdavo matematika 10-12 klasėje. Bet tie skaičiai, jie turi to magiškumo. Tai tikriausiai čia buvo mano kalba, mano kalbėjimas, nes iki šiol numerologija tai yra numeris 1 mano įrankis. O kada tu supratai, kad ta numerologija yra tas tavo aha momentas, tas, žinai, kai ateina, kai tu supranti apie tai, kad tai apie mane, va čia mano. Buvo tas momentas toks, ar tiesiog tokioj tėkmėj natūralioj išėjo? Visų pirma, pas mane numerologijai realizacijoje, darbo specifikoje yra skaičius 14, kuris ir atsako, kad aš galiu dirbti su tokiais dalykais, galiu per kūrybą save realizuoti, kad galiu būti numerologė. Tai tenais ir buvo. Iš tikrųjų, man buvo šokas toks lengvas, kad mano paskirtis yra mokyti, dalinti žiniomis, vėlgi dėl mano žemos savivertės. Bet skaičiai nemeluoja. Ir po truputį aš tiesiog prie to priėjau. Ir kada tu savo leidai būti ne tik numerologė, nes tu dar ir dari apyrankės, tai yra kūrybinis darbas, darai energetinės žvakes, taip pat vedi moterų ratus. Kada leidai savo būti ne tik numerologė? Leidai įdėti savo keliom kryptim?
Aš esu pakankamai smalsi iš savęs. Visą gyvenimą tokia buvau. Ir dėl to aš labai mėgstu išbandyti naujus dalykus. Pradėjau sau leisti kleisti tuos dalykus iš savęs, tiesą pasakius, numerologijos dėka. Nes joje aš pamačiau, kad kūryba mane pagydys, aplamai kūryba, jinai gydo moteris, jinai atskleidžia jas. Tai dėl to tiesiog bandžiau ir dalinausi tai, kas man patinka. Automatiškai, jeigu mums tai patinka, mes tai darom su meile, kiti tai jaučia ir kiti to irgi nori paragauti. Kas ten ta energija, parodyk ir man. O buvo kažkokių vidinių abejonių, kad va, čia kažkaip per daug, ar tų krypčių, ar kaip jos jungiasi tarpusavyje, kažkokių vidinių tokių sudėliojimų į dėžutės? Žinoma, nes tai yra kelionė, atrodo daug noriu išbandyti, iš pirmo nesupranti, kaip tai viską supakuoti, tai tikrai daug dirbau ties tą temą, daug užklausų nagrinėjau, jeigu dirbdavau su kažkokiu mentorium. Ir galima pasakyti, kad tik metai jau taip stipriai priejau prie to, kad aš esu tvirta numerologijai. Aš tikrai jaučiu skaičius, aš paraleliškai domiuosi kitais dalykais, kas man padeda dar kitaip į tuos skaičius pažvelgti ir apjungti tam tikras technikas. Galiu netgi pasakyti, kad aš turiu jau savo metodiką tų skaičių suvokimui. Ir aš vis mėtydavausi anksčiau, kad aš tik numerologė, gal aš dar kažkas. Ir gryninausi. Ir kadangi skaičiai tai yra mano kalba, aš jos jaučiu, tai yra energija, žmogui visada galiu pasakyti, jeigu jis apie skaičių mane paklaus, aš tiesiog galiu, ta banga prasidės ir aš galiu kalbėti, ir žmogus visada sakys, taip, tai apie mane, taip, nes tiesiog laukai susilieja, čia irgi yra energetinis darbas, tai aš esu kaip ir numerologė, čia yra mano pagrindinis dalykas, bet apsijungiu su kitais dalykais, nes kūryba yra apyrankės, aš kaip numerologė galiu ir apyrankės parinkti. Aš net nežinau, kaip tai žodiškai paaiškinti, aš žinau tą jausmą, bet kažkaip nepasiruošiau žodiškai paaiškinti. Tai mano tikslas iš tikrųjų tiesiog viską, ką aš darau, numerologija, apyrankės, žvakės, moterų ratai, mano tikslas yra koks. Aš noriu padėti moterims atrasti save, suprasti save ir kad tų įrankių yra labai daug. Tiesiog jos turi atsirinkti, kas labiausiai jom patinka. Ir kad skatinti, kad drąsiau atsirinktų. Dėl to aš ir noriu daryti tos susitikimus su įvairiausiam moterim. Pavyzdžiui, su tavim, rytoj turim susitikimą apie verslumą. Tai irgi per verslumą moteris gali save atrasti, susipažinti su versliom moteriam, apie ką jos, kažką savo pasiimti. Darau ir apyrankių dirbtuvės per kūrybą. Per kūrybą irgi moteris gali susitelkti į save, pasidaryti savo energetinę apyrankę. Ir visi kiti susitikimai tik apie save, kad nertis į save. Ne tai, ką daro kitas, o tai, ką darai tu. Nes man sunkiausia buvo išmokti išgirsti save. Tai viena tokių sudėtingiausių man būdavo gyvenime pamokų. Man vis kažkas pasakydavo ir aš savo pritaikau. Kažkas pasako, aš savo pritaikau. Buvo iššūkis išmokti tiesiog taip padaryti, kad čia ne mano, o kas ten viduj. Tai mano tikslas ir yra parodyti moterim, kad nereikia bijoti tos vidinės savęs, nereikia lygiuotis į kitus, būk keistolė, būk kitokia, matyk kitaip, kalbėk kitaip, nebijok būti nepritapėlė. Nes kuo mes būsim labiau nepritapėliai, tuo labiau žmonės jaus ir norės būti šalia to nepritapėlio, kad parodytum, kaipgi tapti to nepritapėliu. Aš tikiuosi, aiškiai paaiškinau. Taip, tu kalbė apie autentiškumą, kad moteris turi būti autentiška ir kad jos autentiškumas yra jos išskirtinumas, pritraukiantis panašios vibracijos žmonės prie savęs. O dabar, ar tu pajautėjai aplinkos savo, tarkim, tokį spaudimą pasirinkti vieną sritį ar pasirinkti kažkokią saugesnę sritį? Kaip tavo aplinka visa reagavo?
palaikė, o gal kaip tik atsargiai žiūrėjo, kaip čia bus. Kas įdomiausia, man taip pasisekė su vyru, tikiuosi ir jam pasisekė. Jis viskame mane palaiko. Jo vieninteliai žodžiai, jeigu tau patinka, tau tas nekenkia, daryk. Ir jis mato, kaip aš žydžiu nuo to, tai jis visada mane palaiko. Kas įdomu, kad ir tėvas mane palaiko, nors prieš istorija yra tokia, kad mes prieš 3 metus net nebendravom su tėčiu dėl tam tikrų mano vidinių konfliktų su juo. O dabar mes vos negeriausi draugai ir jis viskame mane palaiko. Viską, ką aš bedaryčiau, jis palaiko ir jis manim didžiuojasi. Jis man sako tokius dalykus, ko negirdėdavau vaikystėje. Toliau, kas liečia draugus, tai irgi aš kažkaip nesulaukiau kažkokių neigiamų dalykų. Matomai žmonės priprato, kad aš tokia atvira, tokia gal keistuolė pavadinčiau save, nes aš tikrai turiu savo pasaulėžiūrą, aš noriu visada matyti gėrį kitose. Ir kažkaip, kam aš nepatinku, kas manęs nesupranta, jis tiesiog vengia manęs, jis su manim nebendrauja. Ir taip, kad kažkokią didelio spaudimo sulaukčiau, nepasakyčiau. Gal teko kelyje, kai atradau numerologiją, gal iš svetimų žmonių socialinėje erdvėje ir tai vienetai ten kažką yra parašę ir tai tokio garbesnio amžiaus žmonės, vyrai, kas įdomu, viršiam, kad kažkokią nesąmonę darau, šarlatanizmas, bet čia labiau apie juos ir vėlgi tie patikrinimai. Tai tikriausiai galiu pasakyti, kad aš turiu palaikymą ir netgi kai pradėjau apyrankes daryti, tai į mane kreipėsi žmonės, su kuriais daug metų nebendravau. Ir tiesiog sako, tu turi gerą energiją, padaryk man apyrankę. Ir man būdavo šokas, wow, žmonės atsimena. Tai reiškia, aš tikrai einu savo keliu. Tai vienintelis momentas, aš kai gryninausi, kas aš esu, aš tokia mėgstu paanalizuoti, paklausinėti kitus. Tai padariau tokią išvadą, nes vis klausdavau kitus, kaip tu mane matai, kaip tau aš atrodau. Ir kiekvienas ant tiek skirtingai atsakydavo. O aš vis bandydavau savo iš pirmo tai pritaikyti. Ir kuo daugiau aš savo pritaikydavau, tuo aš labiau susipainiodavau. Tai dabar aš išmokau, aš jeigu žmogaus paklausiu, ir jis man atsako, ir aš galvoju, bet tai visiškai ne apie mane. Ir galvoju, vat kaip mes visi skirtingai matom kitus, nes skirtingai gal netgi ir patarimus duodam pagal save. Nes ne visi moka neutraliai duoti patarimą, daug kas pagal save. Kaip jis mato gyvenimą, pagal savo vertybės ir duoda. Ir aš išmokau atsiribuoti, kad maždaug geras, čia yra žmogaus požiūris, bet tai ne apie mane, su dėkingumu. Ir džiaugiuosi, kad šita pamoka buvo, nes kai ateina žmonės pas mane, aš irgi per neutralumą stengiuosi juos nuvesti, palydėti, kad jie autentiškai save atrastų. Nes tas autentiškumo ieškojimas, kaip ir minėjau, buvo tikrai ilga kelionė man. Tai pagal Galiną rinkti save ir išlikti savimi yra kas? Yra meilė savo. O kaip ją kasdienybėj moteriam savo parodyti? Nes mūsų to dažnai nemoko, mes dažniausiai išsidalinam. Išdalinam save vaikam, išdalinam vyrui, artimiesiems, darbui ir nemoko mum mylėti savęs. Pasirinkti save. Čia jau ateina kita tema, su kuria aš daug metų dirbu. Ribos. Ribos, asmeninės ribos. Ateina vaikas, mama, padėk, padaryk. Sūnau, mes susitarėm, dabar yra laikas man. Nebijoti sakyti ne, netgi vaikams, netgi vyrui. Ir tai yra labai svarbu. Man būdavo sunku pasakyti ne vaikui, ne vyrui. Aš visada stačiau kitus į pirmą vietą. Aš tiesiog tokia užaugus buvau. Tokios mano pamokas, kad aš turiu tik kitiem duoti, o savo nieko neimti ir nepasilikti. Ir ištaškydavau. Tai šiuo metu aš moku pasirinkti save. Aš netgi džiaugiuosi, kaip tai atrodo iš pirmo sunku, bet tai yra lengva. Reikia tik pradėti, lipti iš komforto zonos. Nes anksčiau aš net nedrįsdavau vyro prašyti, kad jis, tarkim, mane vakare kur nors vieną, be jo tai yra, išleistų. Ne dėl to, kad konfliktas kažkoks būtų, man tiesiog atrodo, aš noriu būti visada su juo. O jeigu jis nori kažkur išeiti, aš be abejo jį išleisdavau, nes jis nori pabūti, tegul eina, bet savo aš to netaikydavau. O dabar
Aš nors turiu vat, jau 2 metukai dukrytei, aš išeinu kiekvieną trečiadienį, nuo rugsėjo mėnesio. Išeinu kiekvieną trečiadienį, aš turiu savo pomėgį, žaidžiu sportinę mafiją ir vyras mane išleidžia. Ir jam net nėra, ta prasme, minties neišleisti. Kai pirmą kartą paprašiau, jam buvo truputį keista, kaip taip aš išeinu ir aš grįšiu labai vėlai. Ne dėl nepasitikėjimo, o dėl to, kad jis priprato, kad aš visada šalia ir visada su vaikais užsiimu. Tai irgi išmintis ateina kokia. Mes pačios savo užsikraunam, paskui, kai norim perduoti dalį atsakomybių, vyrams yra keista. Ne dėl to, kad jie yra kažkokie egoistė ar kažką su jais ne taip. Tiesiog jie yra pripratę, kad mes pačios viską norim kontroliuoti, viską reguliuoti. Dėl to reikia tiesiog nebijoti, padaryti tą žingsnį, paprašyti. Iš pirmo gali vyras sureaguoti, kad kaip tu čia dažnai vaikščiosi, aš irgi turiu savo darbų. Tiesiog ramiai, be konflikto aš irgi noriu. Aš noriu poilsį. Raskim bendrą sprendimą, pasamdykim auklę, pakvieskim mamą, močiutę. Viskas yra įmanoma. Tiesiog reikia išmokti sakyti ne. Kaip aš, kad mėgstu sakyti dėl vaikų, kartais, kai mes vaikams sakom ne, mes jiems sakom taip. Mama, duok man, čia mano gyva jau situacija su sūnum, mama, duok man televizoriaus, įjung filmukus, aš jums sakau ne. Nes aš sakau televizoriui ne. Jis supyksta, bet jis nueina į kambarį, jis pradeda piešti, žaisti su Lego, prisikurt kažkokių žaidimų, jis tobulėja. Sakau televizoriui ne, bet jo viduj, jo kūrybai sakau taip. Tai vat ir gyvenime galim irgi taip sufleruoti, kad kai kitam sakom ne, mes sakom savo taip, savo vidinį dalykui. Aš tikiuosi, aš nelabai painiai kalbu, nes aš kartais taip būna išskrendu. Ne, viskas labai gerai, labai aiškiai ir netgi natūraliai atsakėjai į mano kitą klausimą apie ribų brėžimą ir viskas taip natūraliai. O dabar pasakyk, kaip tu esi ir mama, ir žmona, ir dukra, ir žinoma, ir draugė, ir veikli moteris. Ir kaip visame tame nebandyti būti tobulą? Nes mes moteris esam užaugusios tokiam naratyve, kad turim būti lygtais tobulos. Tobulos žmonos, tobulos mamos, tobulai dirbti ant 100, net ne 100%, gal 150. O kaip su savim susitvarkai, kad nebūti tobula visur? Kelionė. Kelionė buvo irgi ilga. Aš atsimenu, tikriausiai tokį pavyzdį, mano sūnui, pirmam vaikui, dabar aš turiu 2 vaikus, pirmam vaikui buvo 1,5 metų ir aš tobulai blizginau namus. Turėjau 2 katinus, vis tiek jie ten šliosų prikriesdavo, blizginau namus. 2 kartus dienoje arba sirbliodavau, arba grindis spaudavau, indai sutvarkyti, valgyti 3 kartus į dieną padaryta. Aš tada nedirbau, nes su vaiku buvau, o vyras tą progą paėmė vaiko priežiūros atostogos, bet jis ėjo statyti savo garažą. Čia pat pas mumis. Ir kiekvieną dieną vaikas miega, aš grindis plaunu, valgyti darau, vaikas nemiega, aš tiesiog būnu su juo. Ir vieną dieną, aš atsimenu, tikriausiai 1,5 metų praėjo ir aš neatsimenu, ar vyras grįžo iš kažkur, ar jis kažką, ar iš garažo, ar kažkas nutiko, aš atsimenu, aš tiesiog su ašarom stoviu prieš jį, sakau, padėk man. Sakau, padėk, pabūk su vaiku. O jis žiūri mane nesupratęs, to prasme. Tu puikiai susitvarkai, tau viską, ką tau padėti, aš nesuprantu, nes aš niekad neprašydavau. Tu puikiai susitvarkai, žiūrėk, koks gražus, tvarkinga vaikas. Aš sakau, bet aš to įsproksiu. Tuo metu aš nesupratau, kodėl. Dabar aš galiu pasakyti, kad duodi kitam. Tai yra, aš maniau, kad aš noriu save realizuoti kaip tobulą mamą. Ir aš tai pasiekiau. Bet aš save pamečiau. Aš buvau tiesiog mama ir žmona, ir šeimininkė namų tvarkytoja, valytoja, auklė. Bet savo vidaus aš nieko dėl savęs nedariau. Nei pirkau savo kažką, viską perki namams, viską perki vyrui, sūnui. Ta prasme, tai buvo mano asmeninis pasirinkimas, ne? Ten nebuvo taip, kad man vyras tironas kažką draudžia, bet tiesiog mano toks vidinis įsitikinimas, aš pati. Kontrolė. Tai iš to buvo tikrai sudėtinga išlipti, pamatyti, suvokti, pripažinti, kad tai yra, bet pavyko. Ir po truputį, aš nusprendžiau, kad noriu dirbti, pradėjau socialinio darbuotojo darbą
kursus baigiau darbovietėj, atvažiavo Anyta pažiūrėti, jinai prižiūrėjo sūnų, aš dirbau. Nu, ir aišku, sau vis tiek mažai laiko skirdavau. Bet paskui atsirado siuvimo kursai, jau pradėjau kažkur lankyti, pradėjau truputį žydėti ir paskui atsirado numerologija. Bet vėlgi iškart nesupratau, kaip išmokti pasiskirti. Kad esi mama, esi žmona, esi numerologė, esi moteris, esi maža mergaitė, pasakykime, ne, tos mūsų mažos mergaitės irgi kažkokią veiklos nori. Tai iš tikro prieš gerus metus tik tais supratau, kaip reikėtų skirstyti. Ir galiu pasakyti, kad aš iki šiol šito mokausi, skirti laiko savo darbams, skirti laiko vaikams, skirti laiko vyrui. Tai yra tikrai mokausi dar šito. Bet šitas yra įmanoma. Tai turim tikslą, kai matom, nes mano tikslas yra koks. Aš dabar norėčiau gal labiau save realizuoti su tais renginiais. Tai aš skiriu daugiau laiko tam. Nežiūriu televizoriaus, neskrolinu Instagrame, o skiriu laiko bendradarbiavimams. Tai va irgi gal neištaškyti savęs. Nežinau, kartais tas pervargimas, nuovargis, tu eini arba bandelę suvalgai, tai yra kokio saldumyno, ne, arba tada skrolini, bet tai yra iliuzija. Tai mes darom dažniausiai, jeigu nėra tikslo. Mes tiesiog pervargstam ir be tikslo, čia mano asmeninė patirtis. Tai va, aš dabar turiu labai stiprų tikslą, dėl to aš stengiuosi viską sudėlioti gražiai, dėl to aš noriu, pavyzdžiui, mano tikslas ryte pasidaryti darbus, iki kol paimti vaikus. Paskui man kartais reikia dar mokslus, ašgi dar mokausi, ne kiekvieną dieną tenka tas gerai. Vakare skirti daugiau laiko vaikams, savaitgalį kažkokią tikrai visai šeimai, kad skirtume. Tai va, kaip matai, aš dar iš tikro mokausi, dar taip konkrečiai negaliu atsakyti, bet tiesiog tikiuosi, kad suprantama iš mano atsakymų. Man atrodo, labai daugam rezonavo, nes labai daug moterų, ypač turinčių vaikus, yra arba praėję, arba yra toje pačioje situacijoje, kai tiesiog šviežiai iškeptas, ypač mamos, mes pametam save motinystėje, buityje, kitose ir nebelieka mums savęs. Ir tada atsiranda tas toks ir dirglumas, ir nepasitenkinimas, ir konfliktai. Ir va, kaip tą mintį sau leidai, kad gali būti vienu metu keliose vaidmenyse, bet nepilnai juos išpildyti. Kad gali būti ne 100% mama, o mama vis tiek būni 100%, bet ten nepavaryti viršaus, kad gali būti numerologija, bet nebūtinai vienu metu, kai esi mama. Kaip ta mintis tau pati, kaip tu su ja susigyvenai? Tai yra tikriausiai savivertės klausimas. Nes statyti save į pirmą vietą, mano patirtim, tai yra savivertės reikalas, nes anksčiau aš galvojau, kaip galima būti netobulą mamą, kaip galima būti netobulą žmoną. Gal kažkiek kistus teisiau, prisipažinkime, ne? Visi buvo toks etapas. Lankstumas. Lankstumams. Kai tu teisi kitą, reiškia, tu esi nelanksti jiems, veidrodis nelanksti pati savo. Tai va, aš tokia buvau, aš irgi šito nežinojau, tai buvo didžiulis darbas, suprasti, kad esu nelanksti pati savo. Lankstumas kitiems, lanksti savo. Tai aš tiesiog, man neberūpi, ar aš kažkam atrodysiu gera mama, ar nepakankama mama, nes aš žinau, kad aš esu pati geriausia mama savo vaikams, pati geriausia žmona savo vyrui ir tikriausiai nuostabi draugė savo draugiam. Ir jeigu pas mane klientai ateina, tai nuostabi mentorė savo klientams. Neturiu konkurencijos, nes nematau jos. Aš suvokiu, kad jeigu netgi dvi numerologės nebūtų su tą pačią metodiką, mes visiškai skirtingai ją pateiktume. Nes mes vis tiek pateikiam viską pagal save, unikaliai. Pagal savo gyvenimišką patirtį. Aš kadangi aukos pozicijai buvau, man reikėjo mokintis brėžti ribas, savivertės reikalai. Čia yra mano tokios 3 stipriausias temos, kadangi aš su jom dirbu. Ir ta numerologė, jinai turėjo kitus iššūkius. Ir jinai vis tiek transliuos per kitokią prizmę. Mes vis tiek dažniausiai mes kalbam apie tai, ką patys patyrėm, ką patys išmokome.
Jeigu, tarkim, mes to nepatyrėm, mums būtų sudėtinga tai transliuoti, apie tai kalbėti. Tai vat, atsakant į tavo klausimą, kaip leidau savo, kaip atradau, tai vat savivertė. Tiesiog priėmiau save tokią, kokią esu, netobulai tobulą. Į savo trūkumus žiūriu, kad jie yra nuostabus. Pamilau savo trūkumus. Pradėjau leisti savo vėluoti, nes visko gyvenimiškai būna. Aš anksčiau labai pykdavau, kai žmonės vėluodavo. Su tokiu lengvumu galvoju, vėluoju, reiškia, taip turi būti. Aš vėluoju, irgi jeigu vėluoju, taip turi būti. Ir jeigu žmogus pyksta, kažkas jau trigerina ten viduje, su kažkom reikia dirbti. Nes lankstis tau, lankstus kitam. Tikiuosi pavyko atsakyti. Pavyko. Puikiai. Ir mes prieš tai kalbėjom, kad būtina turėti savo, kad nepamestum savęs, būtina turėti savo tą tokį laisvalaikį ar erdvę, ar kažkokį užsiėmimą. Tai kas pagal Galiną? Galinai yra jos erdvė ir jos laikas tik savo, kur jinai pasikrauna resursus, kad galėtų toliau dalinti energiją ir... Bendraminčiai turi vis tiek stengtis, kartais kažkaip pritingiu, jeigu yra mažiau užsakymų, kažkaip pritingiu prie kūrybos eiti. Pavyzdžiui, tiesiog sėdėti vierinius apyrankius daryti, mane tai labai pakrauna, tai pripildo. Bendrauti su prasmingai. Bendravimas, kalbėjimas su prasme. Tarkim, irgi savo naują dalyką atradau, kad ryte man labai patinka dirbti. Jeigu aš ryte naudingai praleidžiu valandą bent pokalbio, aš pasikraunu. Tai dėl to, jeigu, tarkim, neturiu rytinių užsakymų, aš paskambinu tėčiui, mes pakalbam prasmingai. Draugiai, čia irgi eksperimentą dariau, sakau, susiskambinkim, man reikia prasmingai pakalbėti. Ir svarbiausias gal momentas prasmė pokalbyje, nes mano numerologiniai matricoje yra skaičius 8, kuris yra apie prasmę, analizavimas. Ir kalbėti iš tuščio į kiaurą mane tas vargina ir aš netgi jaučiu, kaip mane sekina. Tai irgi mokėti būti ten, kur tau yra malonu. Išeiti iš ten, kur tu blogai jautiesi. Tai tiesiog aš visos dienos eigoj stebiu savo savijautą. Jeigu aš jaučiuosi bent kažkiek pavargusi, aš stengiuosi neiti niekur. Jeigu aš jaučiuosi pilnesnė, tai stengiuosi tikrai daugiau padaryti, investuoti tą savo energiją į prasmingus dalykus. Neskrolinti, ypač dabar, kadangi esu labai užsidegusi dėl tų gyvų susitikimų, aš taip jų noriu, man taip jie patinka, tai nesvarbu, ar susirinks 2 moteris ar 10, aš vis tiek ją noriu pravesti prasmingai. Plus aš jaučiu, kad vis tiek tai yra pradžia, kad reikia duoti tam laiko, reklamas. Tai aš dabar iš tikrųjų užsidegus esu. Tai čia gal dar kartą įrodo tai, kad yra tikslas, mes nešvaistom laiko ant skrolinimo televizoriaus beprasmių apkalbų. Kai yra tikslas, jis tave motyvuoja. Ir jis tave kažkaip nukreipia, nes tu bendrauji su prasmingai žmonėmis, ne? O ne taip, kaip tau sekasi. Ai, čia mačiau kaimynę naują mašiną nupirko. Kam tau šitą informaciją, koks tau skirtumas, kokią tą mašiną? Mačiau ten negražiai kažkas, kažko neįgima nepasakyti. Kam tau šitą informaciją? Jinai nėra tau reikalinga. Ir yra dar kitas energetinis momentas, mes kai apkalbam, teisiam, tai mes paimam savo tą energiją negatyvę ir kitas momentas mes pritraukiam tai savo. Tai teisiam kartais moteris, kitas teisia, nuėjo iš šoną, oi tas ten... nežinau, ten kokia jinai yra, nuėjo iš šono, ar ten tas vyras nuėjo iš šono, aš tai taip nepadaryčiau, mano vyras taip nepadarytų. Ir moteris net nesuvokia, kad jos gali šitas situacijas prišaukti savo gyvenimą. Tai aš džiaugiuosi, kad mano erdvė yra pakankamai higieniška ir pas mane moteris yra labai sąmoningas. Jeigu mes kalbam, tai prasmingas pokalbis turi būti. Jeigu jis jau nueina į apkalbas arba kažką negatyvaus, aš stengiuosi jau kažkaip arba pakeisti temą, arba tiesiog matau, kad nėra tikslo mums su šituo žmogumi bendrauti.
O turi dienoj kokį nors ritualą, kuris padėtų tau grįžti į save, jeigu jauti, kad išsibarstei, arba kasdienos ritualas, kuris padeda tau sukoncentruoti mintis? Iš tikrųjų pastebėjau, kad man labai padeda tiesiog išeiti iš namų. Va toks paprastas dalykas. Dėl to šiuo metu aš abu vaikus vežu į darželius, jie skirtingose darželiuose yra ir man tas labai gerai, nes būdavo prieš tai vyras sūnų veždavo, o dukrytė vis tiek, kai mažesnė buvo, dar nelankė. Tai va, jeigu aš ryte išeinu iš namų, nuvežu vaikus, aš grįžtu, papusryčiauju ir einu į dieną ir man tas labai, labai patinka. O jeigu galėtum grįžti į tuos 2021 metus, kai atradai numerologiją ir prasidėjo dabartinis tavo kelias, galima sakyti toks, ką galėtum pasakyti savo praeitie, vat, tai moteriai, kuri pirmuosius žingsnius žengia? Neskubėk ir būsi pirma. Aš kažkada šitos pasakymo nesupratau ir jis man labai kvailai skambėjo. Bet šitų 5 metų laikotarpį aš supratau esmę. Supratau, kad tiesiog tie maži žingsniukai, jie kaip dideli žingsniai ir dažnai mes juos nuvertinam ir tai iš tikro tada gaunasi, kad mes viską, ką darom, nuvertinam ir mes nematom to rezultato. O kai džiaugiesi tais mažais žingsniukais, tai tada tokia tavo diena pilnesnė ir gyvenimas tokia irgi turi prasme. Tai dabar ir taikau irgi tokią praktiką, kad aš tokia maksimalistė iš savęs labai buvau, tai dabar irgi mokausi to dalyko, va tarkim, kiekvieną dieną sumažinti savo darbų. Ir padarius mažą darbą, atrodo, tiesiog paimti nuo stalo lėkštutę, iškart išsiplauti arba įdėti į indaplovę ir, tarkim, kriauklė yra tuščia, už tai tiesiog save pagirti, kad kokia tu maladės, tau pavyko, pradėjai ir užbaigiai darbą. Yra švaru, grindis rytoj sutvarkysi. Tarkim, ne? Kaip apdovanojimas, eik dabar padaryk, kas tau yra malonu, o grindis galėsi rytoj sutvarkyti, nieko čia su jom nenutiks. Puikus būdas, nes daugelis moterų mes pirmą tvarkom, o tik po to einam kažką daryti, kas jau mum malonu arba kas naudinga, kas padės mum pasiekti mūsų tikslą. O ką dabar žinai tokio, ko nežinojai pradėjus kelionę tais 2021 metais? Žinau, kad mes esam visi unikalūs ir nereikia lygiuotis į kitus. Nes vienodai mes nepadarysim sriubos, vienodai mes nepadarysim apyrankės, vienodai mes nepadarysim numerologijos, nes analizės, vienodai nesurengsim rytinio moterų rato, nes, tarkim, tikrai yra daug moterų, kurios veda, bet tu nepadarysi kaip juos, o juos nepadarys kaip tu. Tai identitetas. Taip. Identitetas, ačiū tau labai. Tai va, netgi tą žodį mes visus skirtingai galim pasakyti. Tiesiog būti savimi ir tai yra didžiausia vertybė ir tada visi tave matys ir norės būti šalia tavęs. Nes ir toks geras pavyzdys sportiniai mafijai irgi dabar žaidžiu, vis dar mokausi, labai įdomus žaidimas, darbas su savim didžiulis taip pat. Ir aš vis bandau žaisti taip, kaip man kiti sako. Vis vadovaujas patarimais, bet neveikia tie patarimai. Ir irgi turėjau pokalbį su vienu tokiu vaikinu, kuris ilgai žaidžia. Ir mes išsigryninom, kad tiesiog aš turiu pagal save daryti ir kažkokį įsitikinimą pakeisti. Ir kai pradėjau tai žaisti, tai aš visus 4 žaidimus laimėjau ir tokia laiminga. Esmė tokia, kad būk savimi. Vėlgi, grįžkim prie tos temos, dėl realizacijos, kad vis klausydavau, ką kiti sako. O čia padariau vėl tą pačią klaidą. Aš kodėl klausinėjau, nes tie žmonės labiau patyrė. Bet kiekvienas skirtingai sakydavo. Ir aš kiekvieno būdus bandžiau išbandyti ir man vis netikdavo. Tai vėlgi, netgi žaidime aš turiu žaisti taip, kaip aš noriu žaisti, kaip aš jaučiu, kaip aš matau. Ir tada aš pradėjau laimėti. Man dabar tokia refleksija iš tikrųjų iš karto kilo, nes mes mokomės, daugelis vis tiek vedame socialinius tinklus, mokomės ir daug informacijos girdim ir iš vieno specialisto vienokia, kitokia ir bandom taikyti ir pasimetam. Tai čia netgi tiktų, kad būtų autentiškam, rodyt pasauliui toks, koks esi autentiškas ir tada pasaulis tave priims.
Nes kai bandom pagal tas kitų žaidimo taisyklės žaisti, būna, kad pametam save tame. O ką patartų moteriai, kuri jaučia, kad nebenori taip gyventi, nori pokyčių, keistis, bet nedrįsta. Vat nedrįsta yra dar ta baimė padaryti tą žingsnį pokyčio link. Pirma mintis ateina, kad supti save tokiais žmonėmis, kurie yra autentiški, kuriais tu žaviesi, ne? Nebūti į juos panašius, bet tu žaviesi, kad jie sugeba būti savimi. Tai vat visų pirma pakeisti tokį ratą, pažiūrėti, kokie aplamai žmonės tave supa. Ar jie irgi tokie vat supa, kurie nedrįsta, kurie bijo, gal negatyvūs. Į tai atsižvelgti ir tiesiog tada eiti ten, kur norėtum būti, į ką lygiuotis. Taip pat, tarkim, kaip pavyzdys, tarkim, ateiti į mūsų verslių moterų susitikimą. Tokie susitikimai labai yra vertingi, nes jeigu ateina moteris, jos kitokį požiūrį turi gyvenimą. Jos nekonkuruoja, jos pasitikė savim, jos turi tikslą ir panašiai. Tai va priklausomai, ko tu nori. Ir be abejo atrasti gal irgi žmogų, kuris tave palydės, pajausti, nepabijoti tos pagalbos paprašyti. Galėčiau už save pareklamuoti, ką aš darau, bet aš manau, kad žmogus tiesiog turi išjausti ir jis atras tikrai, kas labiausiai jam rezonuoja ir nebijoti kreiptis, nebijoti pasidaryti tą kažkokią, ar tai numerologinę analizę, ar kažką kitą, ką kiti žmonės daro, nueiti, paprašyti tos pagalbos, atsiverti ir priimti, tiesiog priimti. Labai puikios įžvalgos, kad nebijoti atsiverti, nebijoti priimti kitą pagalbą ir apsupti žmonėm tie, kurie įkvepia, kurie skatina veikti, o ne konkuruoja. Labai labai dėkui tau, Galina, už pokalbį. Buvo labai malonu pašnekėti tikrai ir manau daugelis moterų mūsų pokalbį, ypač tavo žodžiuose, atpažint save kažkuriam etape. Tikiuosi, kad paskatinsiu susimastyti, labiau pažvelgti į save, rasti laiko savo pomėgiam, savo tikslam, nepamesti savęs kasdienybėje. Ir labai labai tau dar kartą dėkoju. Buvo nuostabus pokalbis su tavim, įkvepiantis ir nuteikiantis labai optimistiškai. Ačiū tau, man iš tikrųjų tai patiko tavo vedimas, pastoviai šypsaisi, klausaisi, labai tiesiog malonu. Tai dėkui. Nuostabus tavo projektas, tikrai linkiu daug sėkmės ir tau tinka. Labai dėkui. Man pačiai labai įdomu iš tikrųjų kalbinti moteris, nes mes dažnai matome per televizorių moteris, kurios jau yra daug pasiekusios ir girdim tas hero story, kai buvau niekas ir štai aš viršui, bet nelabai rodo to kelią ir nelabai rodo tų paprastų moterų, kurių yra daug ir kurios susiduria su tom paprastom, kaip aš sakau, problemom, bet jos yra artimos visom, nes ne visą laiką reikia girdėti hero story, kad aš ten uždirbau milijoną per pusę metų ar dar kažką, o reikia girdėti ir istoriją, kad buvau mama, buvau pametus save ir radau save, atradau taip, gal kažkam padės, tokia patirties dalinimasis iš tikrųjų labai svarbu. Mums moterim reikia girdėti, kad mes ne vienas esam su savo patirtim. Tai mano pagrindinis tikslas yra, kad moteris išgirstų, kad su tam tikrom problemom, dvejonėm, kažkokiom pasirinkimų baimėm susiduria ne jos vienas, kad mes visos praeinam per šitą. Paprastai. Dėkui, kas klausėt ir iki kito karto.